Sveiki, esu reabilitologas Rokas Šemeškevičius ir šiandien su psichoterapeutė Rasa Audickienė pasikalbėsim apie kūno ir proto ryšį, santykį ir kaip viskas yra susiję, kaip tas problemas reiktų spręsti. Tai pradėsim gal iš karto nuo pirmo klausimo. Kaip kartais galima atsekti, ar pacientai turi tam tikrą skausmą, pavyzdžiui, kažkokią kitą problemą būtent dėl emocinių dalykų, bet ne fiziškai nulemtų priežasčių. Tai pirmiausia, sveiki. Ir iš tikrųjų visas procesas, visa diagnostika iš tikrųjų yra gan sudėtinga, trunka dažniausiai ne vienerius metus. Kodėl tai yra? Nes mes galim su psichosomatika dirbti tik tais tuomet, kai visos organinės ar struktūrinės ar funkcinės problemos būna atmestos. O tai užtrunka. Ir kai kolegos paklausė manęs, kiti gydytojai, kada jau čia kur žinoti, kaip kas vyksta, tai pasidalinu tokiu, kaip sakant, irgi psichologiniu momentu. Jeigu su pacientu mes jau jaučiam, kad jisai pradeda erzinti, kad matom, kad lyg daro, bet nedadaro, nori pasveikti, bet lyg tais kažkas ten ne to, tai jau galim kabintis, kad tai gali būti psichosomatika. Nes kartais praktikoje susiduriam su to, kad, pavyzdžiui, ateina žmogus su kažkokia problema, mes kaip ir duodam jam sprendimą, bet jisai ne visai laikosi tų rekomendacijų ir kartais net matom, kad objektyviai pagerėja, miegas geresnis, ten lipt laiptais mažiau skauda, dar kažkas, bet vis tiek įvardina ir grįžta, tarsi jam blogai jisai jaučiasi. Tai tada yra klausimas, ar tai jau būtent nulemia emocija, nes dažniausiai nukrypsta į tai kalba, net kartais patys žmonės visi sako, kad yra kažkokios tam tikros emocinės problemos. Ir tada įdomu, kaip prieiti prie to sprendimo čia arba kaip padėti žmogų nuvesti, kad jisai eitų tą linkmę. Tai kaip bebūtų su kiekvienu liga, sutrikimu, kaip bebūtų, emocijos visą laiką vaikšto kartu. Niekada nebus tai atskiri dalykai. Ir po kol kas dar, ypač Lietuvoje, yra atskirta, kur čia psichologinė dalis, o kur čia yra jau fiziologinė, kur susilaužiau koją, didelė rizika susirgti depresiją. Už tai, kad neįgalumas, už tai, kad nedarbingumas ir tą momentėlį praleidžia. Tai iš tikrųjų padėti nuo to, kad edukacija, kalbėti su pacientu, kad ir atkeliauja pas gydytoją, kad skauda nugarą ir miego iš karto trūkumas, iš karto emocinis labilumas atsiranda ir kalbėtis, kad mes gydom čia, o ar turit su kuo pasikalbėti. Ar kaip išgyvenot. Aš manau, kad susiduriu su tiek lėtinių, iš tikrųjų tik tais palengvinančių situacijų, kur iki galo nėra įsprendžiama, o tam reikalinga ir visas gedėjimo procesas pacientui, kad judėti toliau. Tai tikrai verta pradėti nuo edukacijos ir po to, žinoma, nukreipti į specialistams, kas su tuom dirba. Psichologai, psichoterapeutai. O pati ta išraiška, tarkim, žmogus jaučia kažką fiziško, blogo, bet ateina ta išraiška per kažkokius fizinius pojūčius kitus, kurie duoda tarsi žinot apie nerimą, kitus dalykus. Tai įdomu, kaip paaiškinti tą ryšį, kokia ta fiziologija galbūt yra, kaip reaguoja kūnas į kažkokį dirgiklį. Tai kaip bebūtų, kūno ir proto ryšys yra visiška norma. Ir man net jau daug metų tokios mintys, kad neįmanoma atskirti, kur čia yra tik tais kūnas, kur tik psichologija, nes tai yra vienas vienetas didelis. Ir mus valdo mintys. Tai reiškia, kad, sakykime, situacija, aš susilaužiau koją, tu susilaužiai koją, aš būčiau labai laiminga, pailsėsiu, nereikia čia man vaikų vežiot, kaip faina, o to negerai, čia to nepadarysiu, čia tą prarasiu, šitą prarasiu. Ir situacija ta pati, bet mudu abudu reaguojam skirtingai.
Ir šioje vietoje aš būsiu laiminga, būsiu nelaiminga. Ir dėl ko taip yra, nes mes kiekvienas situaciją interpretuojam skirtingai. Ir mes kiekvienas gyvenam savo interpretacijų pasaulyje. Ir taip susiklosto, kad vieniem patyrus autoįvykį išsivysto potrauminis streso sindromas, kitam neišsivysto, nes tai ir priklauso kaip smegenys, kurios turi tam tikrą genų fondą, tam tikras patirtis, susidariusios savo įsitikinimus ir kokias mums mintis sudėlios. Ir tai priklausys, kaip mes reaguosim ir netgi sveikata, fiziniai pojūčiai, skausmas, viskas nuo to priklauso. Taip. Tai iš esmės, kiek aš turiu irgi truputį pasižymėjęs, kad gali būti ta reakcija kovok arba bėk, jeigu yra kažkoks dirgiklis, yra hormoniniai pokyčiai galbūt dar plus, dar kiti dalykai, ne? Tai šitą pusę. Čia jau einame į tokią daugiau, sakykime, fiziologinę pusę, kuri arčiau irgi psichologinės, nes jeigu mes jaučiam stresą ir nerimą, o stresas ir nerimas jau mes turim atsakus, tai yra emocija, kurios vėl priklauso nuo mūsų automatinių minčių. Nes jeigu tau reikia padaryti daug darbų su sulūžusia koja, tu jauti nerimą. Aš su sulūžusia koja čia jausiu atsipalaidavimą, nes dabar nuo manęs nereikia šio vaikų visur vežioti ir eiti ir pailsėsiu pagaliau ir visa kita. Tai jeigu jau smegenys skleidžia nerimastingas mintis, reiškia, mums daugės kortizolio, daugės adrenalino, kurie per ilgą laiką įtakoja mūsų visą organizmą ir mes galim turėti migreną, opaligės, skausmą, lėtinį skausmą, autoimuninės visas ligas. Ir iš tikro, su kuo Lietuvoje dažnai susituriu, kad jeigu yra artimo žmogaus mirtis staigi, po 1,5 metų bus opaligė. Tai yra tiesiog kūnas mums siunčia visus signalus, kad yra negerai, kovok arba bėk sistema, tai yra pavojus, nerimas ir mes tą palaikom labai ilgą laiko tarpą, nes lengviau vengti, apsimesti, kad viskas gerai, kad aš esu laimingas ir galbūt kažkokiu būdu praeis, reikia laiko, bet realiai tai baigėsi tiesiog ligom, kur jau fiziniam ligom. O čia pereina į realų skausmą, kur geriu vaistus nepadeda, arba į sąnarių skausmus, galvos įtampos skausmus, bet kas iš tikrųjų gali būti. Pykinimas, vėmimas, viduriavimas, čia iš viskai, sakau, normalūs nerimo simptomai. Taip. Tai tada įdomu, tas pats vedimas žmogaus, arba tarkime, kad ir konsultacijos metu atėjo, gal turi žmogus kažkokį lūkestį, mes su juo kalbamės, matom, kad gali būti emocinis tas komponentas į tai daug įtakojantis į skausmą ar kitą problemą, ir tada kaip tas vedimas turėtų atrodyti ta pradžia ir kaip toliau galbūt kaip vesti. Iš tikro, galbūt sunkiausias tas momentas yra apskritai lietuviams kalbėti apie emocinį pasaulį. Žmonės to vengia. Taigi smagiau vengti, apsimesti, kad viskas gerai, kad kažką čia ateisiu, padarysiu pratimą, išgersiu tabletę ir viskas stebuklingai ir praeis. Nevengti apie tai kalbėti. Nes daug labai specialistų ir gydytojų vengia pasakyti kažkokią naujieną, kad ir, pavyzdžiui, nedings skausmas, kad ir ką mes darysim, mes galim pamažinti visą kitą, bet jau viskas, jau taip, kaip buvo kažkada, nebebus, skaudės. Ir iš tikro, tai jau yra irgi atskiras mokslas, kaip pranešti tas liūdnas žinias, kaip žmogų informuoti. Bet praėjus gedėjimui, visom tom stadijom, dirbant tikslingai, tikrai tą skausmą galima sumažinti. Nepasiduoti ir tiesiog ateiti edukaciją, ištverti paciento pyktį, nes tas, kuris pasako, patampa blogiečiu. Išbūti tame, priimti, kad tai norma, neimti, jeigu pradeda įžeidinėti mus, kas koks tu čia kvailas, tu koks čia specialistas, ką tu čia sugalvojai, čia nueisiu pas tą, tai tas tai pagydys ir panašiai, tą priimti
Nes tai yra normali reakcija, neįsiskaudinti, nes kito žmogaus nuomonė yra tik tais kito žmogaus nuomonė ir ką mes čia kalbam yra tik tais mūsų nuomonės ir priimti ir taip po truputėlį vesti, kad nepasiduoti ir vis tiek dirbti su tuo skausmu. Jeigu pratimai nepadeda, eiti į psichologiją, jeigu ten nepadeda, einam žiūrėti, kas toliau. Ar šiaip yra kažkokie tada tiksliniai klausimai psichosomatikai išsiaiškinti, ar kažkaip galima suprasti pagal tam tikrus Dabar atsakymus? galvoju, ką mes čia galim tokio tikslingo. Tai dažniausiai būna, kad tai nepasiduoda, sakykime, tradiciniam gydymui. Pavyzdžiui, ar padeda ibuprofenas? Kuriam laikui padeda, kiek sumažina, mažiau tenai sumažina, nes kai, pats žinai, kad vaistai veikia gerai. Jo. Ir jeigu jie nepadeda, tai dažniausiai jau būna daugiau link psichologijos. Tai šioje vietoje galima išsiklausinėti. Bet kaip bebūtų, tokių lengvų būdų nustatyti šitam dalykui tiesiog nėra. Nes kaip mes čia anksčiau šiandien kalbėjom, minėjau, atėjo žmogus, daug metų gydytas psichiatrų dėl psichosomatinių skausmų, visa kita. Ir aš matau, užsėdi, kažkas ne taip. Ir mes dirbam, darom ir išlenda viena ar kita organinė liga. Ir šiai vietoj, ar čia kažkas susimovė, ar kažkas kaltas dėl to, tikrai ne, nes tiesiog tam tikrom ligom atsirasti, kad jas užčiuopti jau reikia laiko. Ir niekas nesuklydo, niekas nepadarė klaidos, bet tiesiog ta diagnostika nebūna tokia lengva. Arba ten 10 metų tyrinėjusi pas gydytojus ir galų galiausiai kažkas jau išdrįsta atstovėti tą pyktį pacientų ir pasakyti, gal jau laikas nukeliauti pas psichiatrą ar į psichoterapiją, kad ten paieškoti problemų, nueina 2-3 mėnesiai ir skausmai pradingsta. Būna visaip, bet tai nėra tų stebuklingų būdų, kaip mes galim lengvai diagnozuoti ir nustatyti. Deja. Labai norėčiau, bet... Nes būna tokių situacijų, kai pacientai ateina, mes pradedam spręsti tą problemą iš savo pusės, iš reabilitacijos, kas gal daugam atrodo netipiška, nes tai tiesiog dažniausiai ateini dėl traumos, dėl kažkokios skausmo, ten spaudžia išvaržą, kaip jie elementariai dažnai tą įsivaizduoja, bet skausmas yra labai kompleksinis dalykas, kaip mes kaip specialistai tą žinom, yra ir emocija, ir fiziniai komponentai, ir kiti. Ir jeigu po truputį bandom grąžinti tą ryšį tarp kūno ir proto, tai tada žmogus tarsi pradeda pastebėti, kad jau galbūt kitaip tas nerimas pasireiškia ar panašiai, nes viena iš dažnų išraiškų yra panikos priepuoliai, kaip pavyzdys. Pavyzdžiui, žmogus dirba sėdimą darbą, jisai nieko beveik aktyviai neveikia, visos mintis tik į darbą, laisvas laikas irgi labai izoliuotas toks, sakykim. Tai apie pačius dar panikos priepuolius įdomu, kaip gal yra kažkoks būdas vedimas irgi iš to psichoterapijos srity, ar yra galbūt kiti prieimo būdai, kaip tą padėti išvesti žmogų iš tos būklės. Iš tikro, panikos atakos yra mūsų, pavadinkim, smegenų norma. Mes vieną ar kitą per gyvenimą tikrai galim pajausti ir tai nėra kažkokia didelė problema, bet kai tai pradeda kamuoti pastoviai ir nuolat ir išsivysto panikos sutrikimas, tuomet tai tikrai trukdo gyventi, o realiai tai yra nerimas kvadratu, aš vadinu. Kai smegenys ilgą laiko tarpę būna, darbas, einu, bėgu, nėra balanso, darbas, miegas, arba dvigubai darbo miego užvis nebelieka, malonių veiklų nelieka, smegenys pavargsta, baigėsi visi resursai ir jeigu jau panikos atakos prasideda, tai reiškia, kad žmogau laikas sustoti. Nes tai yra tam tikri kūno pojūčiai, automatinės mintys eina samuoju laiku, nes jeigu nerimas yra, kad įvyks katastrofa, jeigu tai taip, kas bus, jeigu tas yra nas, tai per panikos ataką aš mirštu, aš alpstu, man čia ir dabar jau viskas, dėl to kviečiamos greitosios, gelbėti gyvybę, nes žmogus 100% tiki, kad jau įvyksta katastrofa čia ir dabar. Tai reiškia, kad smegenys jau viskas, jom reikia poilsio, jom reikia terapijos ir
atsigauti, nes mes ne robotai, mes žmonės, mes negalim varyti non-stop. O jeigu yra, tarkim, viena kažkokia konkreti daugiau mažiau situacija, kuri provokuoja panikos priepuolius, kaip įdomu patys gal terapijos principai ir kaip žmogus išvedamas iš to? Tai vat ir yra, kad mes žmogų ir vedam į stresinės situacijas. Gal žinai kokią konkrečią, kas trigeris buvo panikos atakų? Pavyzdžiui, nerimas į vandenį. Tai reiškia, kad mes ir pradėsim tuom, kad psichologinis darbas, tai yra tuos, kad kokios mintys kyla, uždusiu, realiai turbūt, ir aš viskas mirsiu. Ir šioje vietoje, ką mes padarom, nujautrinam smegenis, kad jokių būdų nevengti tos veiklos, nes jeigu vengsim, tik tai panikų atakų daugės ir jau trigeriai bus silpnesni, ten lifte gali kilti mintis, kad aš čia uždusiu, jeigu sustos, baigsis deguonis ir nustos liftais važinėtis. Dėl to keliauti ir kartu aš su pacientais einu į panikos trigerinės situacijas kartu ir mokau išbūti. Ir smegenys nurimsta, jos nusijautrina. Pirmą kartą nerimas panikos ataka, antras nerimas panikos ataka, per trečią nerimą silpnesnį panikos ataka, per 10 nerimą jau nėra panikos atakos, per 20 jau bus labai faina. Čia ir yra svarbu nevengti ir susidurti su tom trigeriniam situacijom. Ir jeigu žmogui vienam per sunku, reiškia, reikia šalia specialistų, bet jokių būdų nevengti. Vengimo elgesiai iš mūsų atima visą džiaugsmą gyvenime. O tada, jeigu tos situacijos metu, tai žmogus iš esmės turi priimti, čia kito mechanizmo nėra, jisai kažkaip gali galbūt jaus kūno pojūčius ar... Taip, nes tai yra, tie kūno pojūčiai nepavojingi. Dėl to ir smegenis mes laikom dideliam strese, čia vadinasi ekspozicijos šitos gydymo būdas, ir įrodyti smegenim viskas okei. Galima. Aš netgi savo kabinete, jeigu žmogui kyla panikos atakos, kai jam apsvaigsta galva, tai aš specialiai kabinete turiu kėdę ir aš suku žmogų, kad jam būtų blogai, ir aš trigerinu, kad jam būtų panikos ataka, ir aš tiesiog su juo išbūnu. Nereikia kvies greitosios, nereikia gerk Xanaxo, nereikia nieko kito, išbūnam. Aš čia ir dabar, man viskas gerai, man panikos ataka, ji praeis. Viskas. Ir išbūti. Ir čia tada įdomi ta prizmė per kūno tą santykį, nes kai žmonės dažnai pajaučia geriau savo kūną, pradeda pastebėti ir geriau būti savo mintis. Tai įdomus tas ryšys, koks tas galbūt mechanizmas ir kokie gal prieimo būdai tam yra iš psichoterapijos pusės. Tai kai jau pradžiai pasakoju, mes turim eiliškumą, kad yra situacija, įvykus situacijai kyla automatinės mintys, tai ta interpretacija apie situaciją, tuomet eina emocija, po emocijos eina elgesys ir kūno pojūčiai. Čia yra visas bendras, sakykime, kaip toksai modelis, kognityvinis modelis. Ir šioje vietoje vieni šitie komponentai mintys susijęs su kūno pojūčiais, kaip kūno pojūčiai susijęs su mūsų mintimis. Ir pavyzdys. Bėgu, padažnėjo širdies plakimas. Kūno pojūtis, jaučiu širdies plakimą padažnėjusi, atėjo mintis, man infarktas. Emocija, nerimas. Nerimo kūno pojūčiai dar daugiau padidėja širdies plakimas. Vėl kokios mintys, man dar blogiau, jau reikia kvies greitąją, nes aš mirštu. Ir įtakoja. Ir tie komponentai, su kuo keliauti ir yra, kad mes dirbam su mintimis, kad mintis nėra faktas, tai mes darom daug mąstymo klaidų ir tai netitinka logikos ir panašiai. Ir kitas komponentas, mes dirbam su elgesiu, kad ir kokios mintys, kad ir kaip eina, kad man infarktas, aš bėgu, nes širdies plakimas yra normalus kūno pojūtis. Ir su abiem komponentais taip ir dirbama. Ir būna ir kad skausmas atsiranda irgi per panikos atakas, galvos skausmas, visa kita, kyla mintys, kad galbūt insultas, dar kažkas gali būti su bet kokiais kūno pojūčiais.
O jeigu grįžti prie psichosomatikos, iš esmės tokių diagnostinių sistemų kažkokių tikslesnių jų principė nėra. Čia ar užsienį, pavyzdžiui, gal kažkokios metodikos kitos taikomos būtų? Yra sudarinėjami klausimynai, tyrinėjama ir visa kita, bet kadangi mes galim turėti identiškus vienodus simptomus ir fizinės ligos ar sutrikimų ir psichologinių sutrikimų, tai yra tiesiog per daug sudėtinga. Aš galiu turėti visiškai identišką infarkto simptomatiką ir žmogui bus panikos ataka. Ir gali būti, kad žmogui tikrai infarktas. Ir dar reikia nepamiršti, kad žmogui su tokia simptomatika gali tikrai infarktas ištikti. Taip. Čia dar yra kitas niuansas. Ja. Tai dėl to per daug yra sudėtinga. Taip lengvai. Tai iš principo psichosomatika gali turėti bet kokią išraišką kūne. Ta prasme, bet kokia liga, bet koks simptomas, ten alerginė, galbūt kažkokia išraiška odos atrodo. Ir dažniausiai tai būna pradžia tikrai organikos, ten, sakykime, pasitempi nugarą, skauda, visa kita. Ir kaip ir pradžia suprantama, bet tai užsitęsė labai ilgai, perėjo į lėtinį skausmą, tai irgi reali, kaip sakant, diagnozė yra. Ir kaip ir jau tu ten čiuopi, kad nieko nėra, bet žmogui vis tiek skauda. Ir tai iš fizinio kūno perėjo į psichologinę formą. Ir atvirkščiai gali būti, visai gali būti, dėl to tai yra sudėtinga. Nes dar įdomi tokia išraiška, kai pacientai kreipiasi, jiems skauda, mes sprendžiam tą problemą iš savo pusės ir galbūt ir gerėja visą kitą, bet jie vis tiek būna labai sukoncentravę, tarkim, kažkokią priežastį, lyg tai kažkas turėtų būtinai struktūriškai būti pasikeitę, kad ten būtų skausmas. Ir čia įdomu irgi, koks principas maždaug galėtų būti ir kaip žmogų privesti prie to, kaip jį mokinti, kad viskas yra susiję, nereikia būtinai ieškoti struktūrinių priežasčių, tiesiog sudraugauti su savo kūnu ir gyventi. Čia grinai jau einam į psichoterapiją. Tai pirmiausia, kaip minėjau, gyvenam Lietuvoje, tai lietuviams labai yra sunku apskritai keliauti į emocijas, į psichologiją visą kitą, nes dažnai atsiranda gėdos jausmas, kad negalima kalbėti apie jausmus, reikia apsimesti, kad viskas gerai, tada ir bus viskas gerai. Tiesiog kalbėtis, kai sakau, nebūt stručiais galvą sukišę į smėlį, nes medicina viskas pažengia į priekį ir tiesiog reikia paleisti visus senus įsitikinimus arba likti gyventi kančioje. Nes visą laiką mes galim motyvuoti pacientus, kad jums nefaina, jūs kančioj, jums skauda, negera. Yra tik šis kelias, ką mes dar galim padaryti kartu. Žinau, kad baisu, nenorit, gal keista ir visa kita, bet pabandom. Ir taip po truputėlį vesti, keliauti ir kaip bebūtų, tai yra ilgas darbas, kaip ir po sporto, pirmą savaitę nieko, antrą nieko ir po 2 mėnesių gali būti nieko ir pažiūrėk, kad jau po pusės metų prasideda rezultatai ir reikia išbūti visą tą procesą. Nes kas įdomu irgi praktikoje, ką matom, kad jeigu žmogus išmoksta pajaust savo kūną, tai gal daugam neaišku, kas tas yra apskritai pajaust kūną, nes jeigu, tarkim, žmogus daug sėdi, jis įpranta prie kažkokios padėties ir jis net nejaučia, kad, pavyzdžiui, sėdi sukumpęs, bet jam atrodo, kad jis būtų tiesus. Ir mes tada einam praktikoje prie kažkokių dalykų, kad atsigula ant žemės, ten, tarkim, jaučia savo kūno dalis, ten kažkokią padėtį mentės, ten kaip pavyzdys pratimo metu ir po truputį taip atsigamina tie pojūčiai ir dėl to atsitraukia skausmas arba ten koreguojasi kažkoks raumenų disbalansas. Tai įdomu, iš tos galbūt psichoterapinės pusės ar apskritai visos tos ryties, gal kokios yra terapijos formos galbūt palankesnės arba apskritai kokios jos yra, ten šokiai, galbūt kažkokia forma. Pirmoje vietoje tikrai statyčiau mindfulness, dėmesingą sąmoningumą lietuviškai. Tai yra būtent psichoterapijos kryptis, kuris moka mus atjungti tą automatizmą, mokytis būti čia ir dabar.
ir tokiais trumpais pratimais, kad ir vat sėdžiu, programėlė mindfulness suskamba, reiškia, kad čia ir dabar aš turiu, sakykime, ten pajausti dešinės rankos mažąjį pirštelį. Arba duoti savo 30 sekundžių greitai praeiti per kūną, kaip jisai jaučiasi, gal kažkur įtampa, kažkur vienas ar kitas, gal skausmas, gal dar kažką, ir po to vėl grįžti prie įprastų darbų. Tai šitas moko atjungti automatizmą, išeiti iš to viso nuolatinio sėdėjimo ir nejausti kūno. Ir žmonėms labai nepatinka tą daryti, jie labai sunku į šitą įvesti, nes autopilotų gyventi yra žymiai, atrodo, paprasčiau, nors tai turi neigiamas pasekmes. Man pati liūdniausia pasiekmė šito dalyko, kai žmogus būna prie mirties slenksčio ir sako, aš negyvenau. Aš neuodžiau, nemačiau, nepaturiu, visą laiką buvau, kad vat po metų, jau kai turėsiu namą, tai tada, jau kai turėsiu tada, tai jau tada ten kažką darysiu. Ir jisai nejauti, nieko nejauti, kaip praėjo gyvenimas, nejauti, kaip užaugo vaikai, nepajauti, kaip mirė galbūt žmona ar vyras, nes jis laiko automatizme, bėgime ir vengime. Tai, ką tu darai, tai yra žmonėms visiems dovana, kad netgi reabilitacijai mokai sustot ir tu pajausk. Nes vat tada aš galiu ir būti, kad ir rytoj numirsiu ir aš galiu pasakyti, kad aš pajutau jau daug. Nors dar nei pusės gyvenimo nenugyvenau, kiek čia plius minus mes galim nuspėti, kad gyvensim, jei meteoritas neužkris ant galvos, tai jau aš jau jaučiu tą pilnatvę, man nebūtų didelės baimės. Va čia ir yra ta gyvenimo kokybė, ką vat ir duoda. Ir jeigu jau per reabilitaciją tą pradedi skiepint žmonėm, tai tiesiog užsikabink medalį, tai yra labai daug. Ja. Nes tas vat ryšys tarp kūno proto, kartais žmonėm tiesiog neaišku ir kartais net gal paaiškinta sudėtinga, kaip kūno pajautimas keičia mintis, kaip vat tas buvimas dabar. Taip. Kaip žmonėm tą paaiškinti? Galbūt turi iš savo pusės kažkokių patarimų tam. Praktika, nes mes galim labai daug kartų pasakot, koks jausmas yra laikyti katiną už uodegos, visaip ten vaizdžiai ir taip ir draskos ir ten dar kažką daro, bet tol, kol nepalaikysim katiną už uodegos, kol mes to nesuprasim. Reikia tą patirti, kitaip nieko nebus. Nuo šnekėjimo pokyčiai nepasidaro. Reikia kažką keisti, kad kažkas keistųsi. Ja. Psichoterapija tai nėra vien apie pokalbius. Tai yra tam tikrų technikų, tai yra tam tikrų metodų, visas arsenalas, ką mes naudojam su žmonėmis. Aišku, daug psichoterapijos rūšių, jos skirtingą turi modelį, bet tai nėra kaip bebūtų pokalbiai kažkokie tik tais. Tai iš esmės žmogų reiktų vesti į praktiką tam tikrą ir jisai kažkokias užduotis tarsi savo turi, jas išpildo. Taip. Ir nes, pavyzdžiui, mes reabilitacijoje jaučiamės tokiai kartais kaip per viduriuką, truputį nei ten, nes žmogus ateina su kažkokia problema, ten būna ar tie patys kartais net ir panikos priepuoliai kaip šalutinis dalykas plus skausmas. Ir mes padedam tą spręsti, bet yra tada ta psichologinė pusė, tai iš esmės tai realiai turėtų būti kaip ir bendradarbiavimas, aš įsivaizduoju. Taip. Taip, kai tau reikia psichoterapiją pabaigti ir galėsi vienas viską gydyti. Deja, tokia realybė. Nes šiaip iš principo psichoterapija yra ilgas procesas, čia nėra kelios konsultacijos. Kartais užtenka. Jeigu, sakykime, fobija kokia, vairavimo fobija viena, dvi sesijos ir pagydoma, jeigu žmogus leidžiasi į tai, nes atsisėda mašinoje, panikos ataka išbūnam, užsikuria mašiną, panikos ataka vėl išbūnam, tada išvažiuojam į kelią, vėl panikos ataka vėl išbūnam ir reikia tą nuolat daryti ir jeigu žmogus turi resursų pats save prisiversti išbūti tame, 1-2 susitikimai ir viskas. Bet jeigu mes jau turim psichosomatiką, mes jau kalbam apie gydymą kelis metus. Stebuklų nebūna, stebuklingos piliulės nėra. Tai čia tikriausiai visas tas stadijas žmogus turi praeiti, kaip ir
tas, kaip jau sakyt, standartas ir neigimas, ir liūdesys, ten viskas tas Taip, turi įeiti, ar ne, į tą taip, procesą. Ir taip. tas gali užtrukti kelis metus va tokiu atveju. Ne, gedėjimas jisai, čia jau būtų komplikuotas gedėjimas, pačiam gedėjimui užtenka tikrai mažiau laiko, kiekvienam yra skirtingai. Aš čia kalbu, kad psichosomatikos gydymas visas. Jo. Tai jeigu taip pažiūrėt vidurkį, kiek žmogui vat užtrunka kažkokią problemą įspręsti, tarkim, lėtinis skausmas, kaip mes susidurėm, ir jeigu psichoterapijos reikia, kokia maždaug vidutinė trukmė galėtų būti? Nuo 1 mėnesio iki 20 metų. Jo. Čia labai individualu, čia toksai amazonas. Šiaip vat tavo praktikoje, kas atrodo tau svarbiausia gal dalykai, akcentuotini dalykai, kaip padėti žmonėm, ką naudoji, kokius įrankius galbūt? Tai pirmiausia yra bendra psichoedukacija, ką ir čia mes veikiam, kažką pasakom, mokom, kažkokią informaciją dalinamės. Ir tuomet priklausys ten, pavyzdžiui, jeigu pykina, ten negera, skauda ir panašiai. Pagrindinis momentas yra, ką reikia padaryti, nevengti. Jeigu aš vengiu važiuoti į keliones, nes mane ten galbūt supykins arba bus didelis skausmas nugaros, lėktuve sėdint ir panašiai, ir aš tiesiog niekur neskrendu. Tai kaip bebūtų, reikia skrist, pakentėti ir daryti. Kad smegenys turi jaustis, kad jos gali funkcionuoti, kad toj vietoj ne katastrofa, aš galiu išbūti diskomfortą. Tai išbuvimas diskomforte, emocijų reguliacija, vengiančių elgesių atsisakymas, saugumo elgesių atsisakymas, pagrindiniai momentai, kas padeda, tada fizinis aktyvumas. Labai yra būtinybė, niekur mes nedingsim nuo šitų ir psichologijoje, nes hormonus subalansuoja ir visam šitam dalykui reikia palaikyti motivaciją, visą pyktį, nenoriu, tingiu, nėra laiko ir visa kita. Ir šitie komponentai per visą tą laikmetį ir darome. Ir kiek žmogus prisiverčia save tą daryti pradžiai sunkiausia, tai ir užtrunka nuo mėnesio iki 20 metų. Nes gan dažnai pasitaiko taip, kad žmogui tiesiog sunku pripažinti. Taip. Tai jis neįgimė tada dar vis dar neįgimė kažkokiam toj stadijui. Ir tas momentas tada, ar čia galima kažkaip žmogui įvesti tai konkrečiai, ir jis tiesiog turi pats jau kaip pribręsta, tai tik tai pats kaip pribręsta jau tada ir ateina tas laikas. Tai iš esmės tam, kuriam norim padėti, bet jisai pats nenori pagalbos, mes ir nepadėsim tada. Ir šioj vietoj, jeigu labai svarbu ir kalbant su pacientais, kad žinotų nebereikalo, yra pranešimas artimiesiems, kad mirė ten jų šeimos narys ar ten draugas, kad mirė. Neiškeliavo anapilin, kad operacija nepavyko taip, kaip tikėjomės, ar dar ten kažkas tokio, nes smegenys labai daug interpretuoja. Ir šioj vietoj, jeigu žmogui nei vienas gydytojas nėra pasakęs, kad, žmogau, tau skaudės, kad ir ką tu darysi, tu vis tiek su kažkiek skausmo turėsi gyventi. Ir jeigu, ir reikia dabar, tai kuriam čia dabar gydytojui būti tam blogiečiui ir pasakyti tą visą dalyką. Ir būna tai, kad žmogui nieks ir nepasako iki galo. Nors jisai turi tą vidinę viltį. Ir jisai dėl to ir nesusitaiko, nes jisai vis dar vilėsi, kad yra šansas kažkoksai. Taip. Tai reikia būtinai išsiaiškinti, ar nėra šito momento, ar tikrai žmogus žino, kad ir ką darys, jam vis tiek skaudės. Tai tokia kaip ir mintis ateina tada, kad kiekvieno žmogaus realybė tai realiai yra įsivaizduojama. Taip. Interpretacijų pasaulyje, savo burbulę mes gyvenam. Taip. Ir kad tą įsivaizduojamą pasaulį pakeisti, tai iš esmės mes turim pakeisti kažkaip požiūrį žmogaus. Įsitikinimus, taip. Su vaikystės traumom atidirbti, su vaikystės, sakykime, mum keliančiom kančią įsitikinimais keisti, daryti, traumas gydyti, viskas susiję. Nes automatinės mintys ne šiaip turi žodį automatinės, mums jos kyla tiesiog
iš mūsų patirčių, iš kaip mūsų smegenys priėmė tą informaciją, kas buvo ankstesnėme gyvenime. Nu, variantas. Tave atleido iš darbo, tu grįžti namo ir tau žmona pasako, kad brangusis, žiūrėk, internetas neveikia. Kaip sureaguot? Susierzintum, bloga diena. Ir dabar tave paaukštino, tau padidino atlyginimą dvigubai. Tu grįžti namo ir tau žmona sako, brangusis, internetas neveikia. Yeah. Kitokios bus mintys jau. Jo, nu čia aišku, nuo Tai va. kiekvieno priklauso. Taip, nes patirtys jau yra kitokios patirtys ir kiekviena situacija ir tuo pačiu žmogaus nuo patirčių gali būti interpretuojama skirtingai. Tai yra labai ilgas procesas, turintis labai daug komponentų, dėl to ir gydymas jisai užtrunka. Nes, kalbant apie lėtinį skausmą arba kažkokias problemas, dėl ko kreipiasi, daugam yra skiepytas tas tarsi požiūris, kad išgersiu tabletę, bus greičiau geriau įsispręsta problema, arba ten būtinai reikia daryti magnetinį rezonansą, kad rastų priežastį skausmo ir ten viskas bus aišku dėl to. Ir va tada turim išvedinėti žmogų iš to, kad žiūrėkit, yra kūno pajautimas, yra daug fiziologinių procesų, yra raumenis, raišys. Vyksta viskas kitaip, negu dėja tu įsivaizduoji, bet yra taip, kaip yra. Tai iš esmės, kai žmogus kiek jisai pasiruošęs, kiek gali priimtis tuo metu ir priima. Taip. Dar irgi yra vienas labai svarbus momentas, kaip mes kiekvienas įsivaizduojam sveikatą. Dauguma žmonių labai trokšta, kad kūne nebūtų jokių pojūčių ir tik tais tada bus sveikata. Bet realiai, jeigu mes ir va dabar stabtelėtumėm ir pajaustumėm savo kūną, tai, pavyzdžiui, ką aš jaučiu, jau skauda kelių sąnarius, jau spaudžia nugarą, nes toj pačioj pozicijoje sėdžiu ir nors žinau, kad kryžiuoti kojas ale negerai, bet vis tiek kryžiuoju, nes tai mažina spaudimą vienur ar kitur, atsiranda visokių daug dalykų. Tai ir čia skaitusi visas, aš be sveikatos čia sėdžiu visokią, ne. Tai irgi mokyti pacientus, kad kartais jų lūkesčiai, kad visiškai nieko nejausti kūne, yra nerealistiniai, čia yra neįmanoma. Mes gyvas organizmas, mes ir turim tą skausmą, kad mums pasakytų, kad žmogau daryk kažką, čia nieko gero. Ir kartais ta priežastis būna psichologiniai, vidiniai konfliktai, traumos, nerimas, stresas ir eina viskas per kūną, nes sustok žmogau, ką tu darai, tu žudai mane, laikas kažką keisti. Ir čia irgi tęsiant tą mintį, tada, tarkim, atėjo žmogus pasikonsultuoti reabilitacijui dėl skausmo ir po vieno karto tikisi, kad visiškai praeis, pavyzdžiui. Ir čia iš karto toks krypsta mintis, kaip lyg tai viskas būtų į perfekcionizmą tokį, kad labai viskas galbūt greitai turi būti arba labai idealiai. Tai kaip apie patį perfekcionizmą tau atrodo, ta išraiška tokia, kokia yra žmonėse? Oi, labai daug. Nuo to, kad mes sėdėm čia studijoje, labai gražus apšvietimas ir aš labai gražų pakabuką užsikabinus nuo to, kaip gražiai išlyginti marškinį ir visą kitą, tai perfekcionizmą mes gyvenam, nes dėja mums visuomenė įskiepijo, nes visuomenė yra naudinga palaikyti šitą mąstyseną, kad tik tais tobulybėje gali egzistuoti ramybė ir laimė. Čia irgi tobulai neįmanoma padaryti ir apskritai to siekti yra 100% žlugimas, nes tai yra tiesiog neįmanoma, bet tai yra labai naudinga tom manipuliuoti. Tai su perfekcionizmu, tai jungiam darbą su psichosomatika, tai yra darbas kartu su perfekcionizmu, tai čia yra labai susiję dalykai. Ir dėja griaunam žmonių lūkesčius, ne, taip nevyksta, dėja daug informacijos, ką mes gaunam iš klaidingų šaltinių, kiek ir socialinėje erdvėje yra daug informacijos ir kodėl visi nori to magnetinio rezonanso, nes taigi ten taip viskas gražiai parodyta. Ir visi žino, kad ten jeigu rasiu kažką, tai bus labai labai gerai. Ir jie tiki tom, nes aplinka mus priverčia tom tikėti. Ir atsirinkti toj informacijų dabar, kur ten ką sako, yra sudėtinga.
Netgi dabar ir kiek gydytojų yra su skirtingom nuomonėm, su skirtingais ir pameta būna vieną ar kitą, sakykime, vertybę, kaip mes gydytojai, žinai, mes negalim gydyti iš savo nuomonės. Tai neprofesionalu. Mes mokomės, yra tam tikri gydymo metodai, įrodyti, moksliškai pagrįsti įrodymais, ten lygiai visą kitą ir panašiai. Ir mes tuo remdamiesi darom vieną ar kitą gydymą. Psichoterapijoje irgi vyksta viskas tuo pačiu modeliu ir griaunam lūkesčius, kad taip nieko, realybė kitokia. Tai iš esmės perfekcionistiškai žiūrint, tai nėra sveiko santykio su savim. Absoliučiai, čia yra toksiška. Perfekcionizmas, jis nuvaro į kapus, didina nerimą ir stresą. Tai yra, sakykime, žemos savivertės kažkokie bandymai ją kelti, daryti, nes jeigu aš vis siekiu tobuliau, geriau, tai reiškia, aš viduje tikiu, kad esu nepakankamai gera ar nepakankamai geras, kad kažkas ten blogai, dar kažką reikia, čia dar kažką reikia ir panašiai, bet nereikia. O perfekcionizmą, mano pavyzdys būtų, ateina pacientas, aš jam parodau pratimus jau pabaigoje ir jisai stengiasi juos labai gerai padaryti ir jam greičiau pagerėja. Tai tokį perfekcionizmą šitam momente tikslo siekimui kaip ir galima būtų sveikai išnaudoti. Aš čia net perfekcionizmo nevadinčiau. Čia yra sveikas protas, kad jeigu tu nori gauti rezultatą, tu dabar turi taip, o ne kitaip daryti. Nes jeigu tu nejausi to raumens ir apie jį negalvosi ir tu jo neįjungsi, tai tu ten tą ranką kilnu, kiek tau širdelė geidžia ir tu rezultato negausi. Čia tiesiog yra... Tai aš tikrai nevadinčiau perfekcionizmu. Čia yra tiesiog tam tikri metodai, tam tokios technikos, ką tu turi daryti, kad jeigu tu nori kažką gauti. Ir šioj vietoj, kitaip nepaeis. Skausmas nedings kitaip. Perfekcionizmas būtų, jeigu tau pradėtų skambinti, siųsti video visokius, žiūrėkit gydytojai, taip ir taip darau, ar čia užtenka, ar užtenka 5 kartus, o aš 10 galiu per dieną kartų padaryti, o gal dar daugiau pratimų gali duoti ir čia bus perfekcionizmas, kuris vadina gyvenimą. Tai aš girdžiu, kad žmogus, jeigu neįsilieja į procesą, bet jisai labai daug gilinasi detalės, bet nemato to sveiko rezultato, tai tada jau būtų perfekcionizmas, jau taip tada, ne? Taip. Kad vis daugiau, geriau, stipriau, tai dar svorių reikia užsidėti. Rokas nesakė, bet neužsidėsiu svorių, bus geriau, bus greitesnis efektas. Jo, nes šiaip skausmo ta tema labai įdomi ir labai plati ir kartais nėra lengva tą paaiškinti žmonėm ir tie darbo metodai, jie ir užtrunka, bet kas yra įdomu, kad yra, tarkim, nueina pas gydytoją, pasako, čia yra psichologinė problema ir žmogus tarsi pasimeta, jisai galvoja, tai ką čia dabar daryti, kaip čia įspręsti ir pavyzdžiui ateina pasikonsultuoti ir matom, kad yra tam tikrų grandžių funkciškai. Nes kaip dažna nuomonė ir tarp gydytojų yra, kad jeigu randam magnetiniam rezonanse problemą, tai viskas aišku, jeigu jos nėra, tai reiškia, čia bus tiesiog psichologija. Tai iš gydytojų pusės trūksta to kartais įsitraukimo, daugiau pasigilint, galbūt nukreipti kažkur kitur, nes iš karto meta arba struktūra kalta, arba psichologija. Tai gal čia kažkokiu patarimu būtų gydytojams tiesiog. Šioj vietoj galbūt ir yra tas momentas, kad mes kiekvienas esam žmogus ir kiekvienas mes kaip specialistas nusprendžiam, kokiu platumu mano žinios apims viską. Yra specializacijos, mes pabaigėm programą, tu pabaigiai reabilitaciją ir tavo kolegos pabaigė tą pačią programą ir visą kitą. O kas toliau, tai mes sprendžiam kiekvienas. Tu nusprendė eiti toliau ir žiūrėti viską plačiau. Ir tu jau pastebi, kad tai ne tik struktūriniai, yra elementai ir panašiai. Tai šiai vietoj mes negalim reikalauti iš kolegų, kad jie irgi taip pat gyventų, laikytųsi tų pačių vertybių, kad gilinti, eiti tolyn ir visa kita. Jie yra puikių savo srities specialistai ir šiai vietoj ar jie lieka siauresniam tam momente ar platesniam yra jų apsisprendimas. Tai šiai vietoj irgi
edukacija, kiek mes norim, licencijos pratesimam yra konferencijos, kalbėti apie tai, garsinti, bendrauti, ką aš darau asmeniškai. Pas mane kiekvienas pacientas praktiškai turi ir psichiatrą, aš paklausiu vardu pavardės, susirandu kontaktus, paskambinu, sveiki, aš tokia, galbūt galim bendradarbiauti, taip ir taip, padėti, pasidalinti ir visa kita. Ir tokiu būdu tiesiog bendradarbiauti, kalbėti, vienas kito neengti, nekritikuoti, kad tu čia pražiūrėjai, tu čia suklydai ar dar kažką, ne, o tiesiog, nieko mes dažniausiai nepražiūrim ir nepadarom, bet tam tikroms ligoms reikia laiko išsivystyti ir kas buvo vakar, šiandien gali būti kitaip. Tiesiog tolerancijos, geranoriškumo ir komandiškumo, kitaip mes čia nieko daugiau ir negalim padaryti. Taip, nes jeigu supras tą apimtį visą, jeigu yra funkcinis sutrikimas, skauda dėl kažko, kažkas pasakė psichologinę problemą ir mes pakonsultuojam ir randam ten kažkokią grandį tam tikrą sutrikusią, dėl ko skauda, nes tarkim skauda žmogui kaklą, bet gali būti nuo pėdos ta grandinė visa ateinanti ir gali būti tas skausmas. Tai tie yra įdomus pastebėjimai, kas žmonėm sunkiai suvokiama kartais yra. Jeigu čia skauda, tai problema kaklas. Taip, nes jie ir tikisi kartais to lokalaus tokio požiūrio, kad toj vietoj padarykit procedūrą, man pamasažuokit, taip toliau, bet atsiremiam į tai, kad padaro tą masažą ir jaučia, kad geriau ten tikrai labai trumpai, arba iš viso nepagerėja, arba pablogėja būna ir taip toliau. Tai čia kaip vienas iš pavyzdžių. Taip, ir tai yra procesas ir vėl grūna tai lūkesčiai, kad čia per vieną kartą kažkoksai įvyks stebuklas, nes tas pats skausmas toj pačioj vietoje gali turėti N variantų, kas gali būti. Nuo psichologijos, nuo fizinių, nuo to, kad ten širšiai gėlį. Taip. Kitas aspektas įdomus praktikoje yra depresija. Tokia tema, gan plati gal, bet kartais žmonės įvardina tą kaip depresiją, nors iš tikrųjų nėra ten tos depresijos, bet jie turi tam tikrą išraišką iki to. Tai kaip kliniškai atskirt galbūt žmogų iš principo, ar jisai linkęs daugiau depresiją iš tikrųjų ten, ar ten yra kiti dalykai jau? Yra PHQ-9 klausimynas, tai man atrodo, 9 klausimai, labai trumpi, lengvai prieinama internete, galima parsisiųsti ir tiesiog duoti užpildyti. Ir yra ten įverčiai, balai, kur tai gali būti depresija, bet čia irgi yra tokie niuansai. Jeigu ta žmogus neįsimiegojo, ta diena buvo, nelabai faina, tai jisai tą klausimyną taip ir užpildys, kad vos nesuicidinės mintys yra. Kitą dieną įsimiegojo, viskas sukeis į tą klausimyną, gali visai kitaip užpildyti. Tai šiai vietoj mano tokie momentėliai, kur aš atkreipiu dėmesį, dingo malonumas tose veiklose, kur jisai ir buvo. Pavyzdžiui, man patiko labai gamint su PlayStation ir dabar aš neišlaikau dėmesio, man per sunku. Nenoriu. Vos prisiverčiu atsikelti iš lovos, neturiu jėgų, nenoriu. Visą savaitę nesiprausiu, nes nekyla rankos tiesiog. Nematau prasmės nei darbe, nei šeimoje, viskas pabėgo ir apskritai aš čia pas tave nenorėjau eiti, nes tegul skauda, ką aš čia pakeisiu. Va čia yra depresija. O jeigu man liūdna, čia mintys kyla ir visa kita, tai nebūtinai depresija. Bet toksai dingsta malonios veiklos, niekas nedžiugina, nieko nenoriu, arba padidėja stipriai apetitas, arba labai stipriai dingsta apetitas, sunku dėmesį koncentruoti, išlaikyti, gali labai greitai pavargti pas tave konsultacijai. Bet dažniausiai girdėtis, turbūt jie tiesiog atšauktų konsultaciją ir neteitų pas tave, nes nebebėra prasmės čia kažką daryti. Yra tokių buvę atvejų vienas kitas, kai jie galbūt įsivaizduoja, kad nieko nesigaus, paskambina, kaip ir sutariam laiką ir paskui iš tikrųjų ir dingsta. Bet man visą laiką tas yra entuziazmas, įdomu ir pamatyti žmogų įvertinti, ar jam iš tikrųjų ten skauda, ar kažkokia problema yra susijęs su depresija. Ir plus tu gali per kūno pajautimą daug keiti.
Tai dar vat, iš tavo pusės, ar tu kūno pajūtimo kažkokias praktikas pati pravedi, darai, ar daugiau nukreipi kažkur galbūt žmogų? Darau, tai yra psichoterapijos dalis. Daug yra kūno technikų visų. Aš esu iš tų specialistų, kur man patinka plėsti žinias ir daryti pačiai, o ne siuntinėti, mokytis pastoviai. Tai aš tikrai vedu, darau ir tik tais vat, į mindfulness užsiėmimus visą laiką siunčiu grupinius, nes yra vertinga ir vertingiau daryti tam tikrus pokyčius grupėje, kai tu girdi kitus žmonės, kaip jie reflektuoja, kaip jie kažką daro, bet irgi yra ta mintis paslėpta, kad tai jau mes kalbam apie grupinę terapiją, nebe individualią, bet šiaip daryti, tik bėda tame, kad jeigu kalbam apie depresiją, tai tiesiog žmogus neturės resursų, jis neturės jėgų to padaryti. Jeigu problemos jau dėmesį koncentruojant ir jisai vos čia jau atėjo ir panašiai ir jį dabar motyvuoti, tai yra pirminis kelias psichiatras paskirti medikamentinį gydymą, kad žmogus turėtų resursų keliauti terapijoje, daryti kažką. Nes jau kai pas mane atvyksta su sunkia depresija, tai aš be psichiatrų medikamentinio gydymo įsikišimo net neapsiimu, nes aš žinau, kad tai arba užtruks labai labai ilgai. Ir man gaila žmogaus įlaikyti kančioj, tai tiesiog duoti smegenim tą, sakykime, medikamentinį gydymą, kad jos greičiau atsistatytų ir tuomet terapijoje jau damušinėti priežastis apskritai, kodėl buvo ta depresija. Dažniausiai, kuo baigėsi, su vaistais pagerėja, bet ne iki galo, bet gali žmogus funkcionuoti ir gavus stebuklingą tabletę, ačiū viso gero, be psichiatro žinios nustoja po pusmečio gerti ir po metų vėl viskas kartojasi ir taip kelis kartus kartojasi, kur žmogus nusprendžia, kad reikia kažką daryti. Ir ne visi nori pasveikti nuo depresijos, nes jas sirgti kartais būna patogu, nereikia eiti į darbą, yra nedarbingumai, artimieji rūpinasi, tai jeigu aš nesirgsiu, aš neteksiu daug dėmesio. Bet čia irgi kartais tai vyksta sąmoningai, kartais tai vyksta nesąmoningai šitie dalykai. Nes jeigu sprendžiama, tarkim, arba lėtinio skausmo problema, kai irgi skiriant depresantus tiesiog skausmą malšint, kai čia galbūt žmonėms reiktų žinoti tą, kad jeigu labai ilgai užsibūna, tai ta fiziologija tiek įsisuka, neuromediatoriai, visą kitą, kad jaučia skausmą, nors nėra nieko ten blogo nugaroj, tarkim. Ir tada tiek skauda, kad ten išplinta tas skausmas po visą kūną arba kažkur ten labai plačiai, nelokalizuotai, ne vienoje vietoje ir antidepresantus naudoja kaip skausmui gydyti tada. Ir tai aš čia matau, kad tiek tą lėtinio skausmo problemą sprendžiant, tiek depresiją, iš tikrųjų žmogus per tą patį sąmoningumą, sąmoningą priėjimą, sprendimą turėtų tai įsispręsti per laiką. Ne? Vien turėti sąmoningumo, kad priimti medikamentinį gydymą. Nes labai dar legendos sklinda, kaip tai yra chemija, kaip mums kenkia, ten kažką padarys blogo, priprasiu, dar ten kažkas nutiks, nors tai yra tiesiog legendos, mitai ir panašiai. Ir vengia. Tai didžiausias sąmoningumas yra priimti tai, kad kartais reikia ir medikamentinio gydymo ir jisai yra būtinybė. Jo, bet medikamentinis gydymas, jisai iš esmės yra tam tikram etapui, tada toliau jisai pereina, tai įdomu gal dar tas perėjimas, tarkim, vaistus jau kaip ir reiktų, galima būtų nutraukti, koks tada tas tolesnis etapas, kaip žmogus išeina iš tos būklės? Nutraukia. Palaipsniui tiesiog. Čia irgi eiti per tai, kad ir kai baisu, galbūt pablogės ir visą kitą, bet jau ir sakau, mes žinom labai daug būdų, jau jūs viską žinot, kaip ką daryti, jeigu pablogėtų ir visą kitą, nutraukia tą vaistą, kaip taisyklė nieko ten nepablogėja, nes jau viskas sudėliota, viskas įspręsta. Ir viskas. Ir gyvena savo be medikamentinio gydymo ir rezultatas būna tol, kol daro tuos dalykus, ką išmoko terapijai. Jeigu to nedarys, grįž prie seno, viskas grįž į senas vėžes ir depresiją, ir psichosomatiką, ir viskas. Nėra to stebuklo, kad aš nustosiu kažką daryti ir pas mane liks rezultatas. Nėra tokių stebuklų. Tai iš esmės sąmoningai, jeigu žmogus supranta tą priežastį ir eina į tos sprendimo būdus, ką išmoksta per terapiją, tada ir išsisprendžia jau kaip ir galutinai. Taip. O tas
palaikymas tada, tai tam tikra savistaba turi būti žmogaus, stebėti savo mintis galbūt Taip, ar taip. kitus dalykus. Nes visą laiką stengiuosi ir mano tikslas yra kiekvieną pas mane atėjusi žmogų išmokyti visko, ką aš moku ir jį padaryti savo paties terapeutų, vedliu, kelrode žvaigžde, kaip pavadinsim, taip tiks, kad nereikėtų specialistų. O ne tai, kad susidūriau su sunkumu ir jau lėkiu vėl ten paklaust kažką daryti ir visa kita. Ne, jisai savo gyvena, išmoksta ir sprendimus priimti ir pastebėti kūną ir skausmą, kitaip interpretuoti su mintimis, dirbti fizinį aktyvumą, palaikyti, visų šitų dalykų galima išmokti. Ir čia irgi toksai, kad naujam įpročiui atsirasti ir jį išlaikyti ne ten dienos, ne mėnesiai, o darant sąmoningai, kad liktų 1,5 metų. Čia yra realybė, kiek užtrunka. Aha. Nėra 90 dienų, nėra 31 dienos, 21 dienos, kad tai būtų įprotis, daryti sąmoningai 1,5 metų ir tą tęsti. Tada bus įprotis. O kiek atrodo svarbus judesys, kokį komponentą, kokią dalį maždaug gali sudaryti judesys, sprendžiant kažkokias ten, tarkim, lėtinio skausmo problemas, kai susiduri su pacientais? Sakyčiau, nuo 50% iki 99%. Tokią didelę dalį. Taip. Kažkokio... Ir psichiniai sveikatai tokią didelę dalį. Jo. Tai jeigu žmonėms paprastai paaiškinti, čia visi hormoniniai pokyčiai. Visi hormonai, psichinė sveikata, fizinė sveikata, ilgamžiškumas, mitochondrijų kvėpavimas, telomerai ilgėja, longevity, čia visa šita manija, tai stovi ant atjautos savo meditacijų, mindfulness ir fizinio aktyvumo. Net mityba nebeturi tokios didelės reikšmės. Taip. O pats tas mindfulness principas tai yra tam tikras ir pasidalinimas kaip tarp žmonių, kaip tu minėjai, ir plus kažkoks jautimas kūno, ar ne? Taip. Tenais atliekamos kuo faina grupiniai užsiėmimai, kad po kiekvienos pratimų ten užduoties vyksta aptarimas. Ir kai tai vyksta individualiai su žmogum, tai tiesiog pasidalini pats ir viskas. O kai yra grupė žmonių, tu išgirsti ir kitų žmonių nuomonės, pastebėjimus, tai irgi praturtina, tai irgi edukuoja ir stipriai ugdo. Ir tada tas žmogus gali daryti ir savarankiškai iš principo. Taip, tai ir yra tikslas, ten 8 savaičių kursas ir po to jau tu išeini savarankiškai daryti. Jo, tai viskas tas kaip ir gražiai susiję, kad žmogus pats galėtų savo padėti, kaip sakai, ir reabilitacijoje mes irgi iš tikrųjų to siekiam. Pradžioje jau ateina su skausmu kažkokia problema, ten taikom galbūt manualinę terapiją, gal derinam su vaistais, ateina gal po neurologų jau nuomonės, su tyrimais visą kitą ir mes viską tą sujungiam ir duodam įrankius, kad žmogus galėtų savo tą spręsti jau pats savo padėti. Ir šioje vietoje rezultato bus tiek, kiek bus motyvacijos išlaikyti tą kasdienybę, tą rutiną, keisti savo galbūt netgi gyvenimą, nes reikia įterpti tą fizinį aktyvumą, padaryti pratimus, tai gal reikia pusvalandį anksčiau atsikelti ar ten kažkada išeiti iš darbo anksčiau. Tai yra diskomfortas ir kiek žmogus turės resursų tą padaryti. Tai čia ta vieta gal yra, kad suformuoti įprotį tam tikrą reikia kažkur 3 mėnesių, apie tą laiką. 1,5 metų, sakiau. Neapsisuksiu su 3 mėnesiais, ne. Tai, nes kartais užtrunka galbūt ir greičiau žmonėm, bet iš principo tai 1,5 metų tas laikas yra, ne? Čia yra tas laikas, kai 3 mėnesiai tai yra tas momentas, kai dopaminas valdo. Gaunu rezultatą, įsiskiria dopaminas ir ant to yra einama. Po 3 mėnesių vyksta gyvenimas, dingsta motyvacija, kažkur prioritetai pasiskirsti ir labai 99%, kad ta veikla, ką dariau, jinai pabėgs. Dėl to yra 1,5 metų, kad jau nebe dopamino vien fone turėti tą rezultatą. Tai jau tampa įpročiu. Ir dabar, kai aš užduodu, visi duoda pavyzdį su dantų valymu, kaip čia visi nuostabiai valo dantis, tai, pavyzdžiui, pas mane, irgi čia tokį padariau apklausėlę, tai ar turit įprotį valyti dantis? Kažkur 80% pasakė ne.
Realybė tokia. Jo. Pavyzdžiui, pas mane ryte valytis dantis turiu įprotį, vakare aš turiu save versti ir tai tikrai ne apie įprotį. Nes aš tingiu elementariausiai. Jo. Tai jeigu kalbėt apie tą motyvaciją, įdomu, ar galima kažkaip žmogui tą motyvaciją sukurti per tam tikrus priėjimo būdus, galbūt ten dalykus, tas įdomu. Motyvaciją labiausiai skatinu tuom, kad pamatyti rezultatus smulkiuose dalykuose. Jeigu aš nepadariau visos ten treniruotės, nespėjau, negaliu, neturiu jėgų ar dar kažkas, aš save pasigiriu, paglostau, kad padariau ten ir ten tiek pratimų. Galbūt šiandien sugebėjau tik tais padaryti apšilimą arba pasitampiau ir vis tiek aš save pagirsiu už tai ir pasidžiaugsiu. O jeigu dar to nepadariau, tai aš apskritai pasidžiaugsiu, kad atsikėliau iš lovos ir išsivaliau dantis. Esmė yra tame fiksuoti smegenis tuose dalykuose, net ir smulkmenuose, ką aš padariau. Pavyzdžiui, grįžau po ilgos darbo dienos ir aš vyrui pasakau, pažiūrėk, kokia aš faina, aš visą dieną atidirbau ir, kokia aš faina. Jisai sako, jo, kokia tu faina. Ir tarsi, tai ne tai, kad kitam, bet savo pasakyti, mano smegenys užfiksuoja, kad aš kažką padariau. Ir dopaminas įsiskiria, jom nereikia labai labai daug. Bet kas vyksta dažniausiai, žmonės neturi savo geranoriškumo ir atjautos, jie eina per kritiką. Tai aš ne visą treniruotę padariau, tai kad ir visą dieną atidirbau, bet galėjau dar kokius 3 žmonės priimti, reikia dar daugiau, tai aš čia nieko nepadariau, tai ką tu čia dirbi 2 dienas per savaitę, reikia 5 varyti, tai jeigu tu uždirbi 2000 per 2 dienas, tai davai dirbam visą mėnesį, kad užvaryti ten 30 000. Ta prasme, kur ateina, tai dopamino neįskirs. Ir pinigai irgi dopamino neįskirs, bet rezultatai vieni šitie taip. Ar tai bus mažesnis skausmas, ar tai bus kažkoks tikslas pasiektas, ar, nežinau, nagus nusilakavau ir dabar gražus ir kaip čia faina. Svarbiausia tą matyti, bet geranoriškai. Jeigu kažkur atsiras kritika, tai nepaeis. O kadangi labai daug žmonių, visi turim tą vidinį kritiką, pas daugumą jisai labai stiprus, dėl to ir nėra motyvacijos, visą laiką savęs smerkimas, nenorėjimas daryti, nepaeis, tai nepadėjo per savaitę, tai gal čia nieko ir nepadės man, tai ir nedarysiu. Taip. Tai žmonėm tokiu atveju labai svarbu palaikymas, aš kaip suprantu. Taip, ir priminimas, kad daryk, eik, dėl to ir yra į terapiją ateinama kartą per savaitę, nes visi šitie dalykai ir dėliojama, kodėl taip vyksta, kodėl dingo tikėjimas, kad vienas ar kitas padės, grįžtam, darom, nepasiduodam, ta kritika visą laiką stipriai. O iš esmės visą laiką, aišku, žmogus jau ateina, tarkim, jeigu suaugęs yra, jau tam tikras asmenybės suformavus. Ir jeigu ten ar bus ta skausmo problema, arba kažkokia psichologinė problema kita, kažkokiu principu mes galim padėti žmogui, kad jisai pakeistų galbūt savo požiūrį, priėjimą, bet kaip asmenybės iš esmės nesikeičia. Taip. Tai tas įdomus santykis dar, kas tada yra asmenybės ta riba ir kur ta riba, kad jisai sugeba prie kažkokios gyvenimo situacijos prieiti kitaip, galbūt ir atjautą tą pačią pajausti ir visą kitą. Aš sakyčiau, kad tai jau darbas giluminis su įsitikinimais, vaikystės patirtim ir technikom, kur net, pavyzdžiui, yra tokių psichoterapinių technikų, kur struktūriškai, net per magnetinį rezonansą matosi, kad pasikeičia smegenų struktūra, kad pasiekti tokius rezultatus mums kažkur reikia nuo 1,5 metų iki 5, žiūrint irgi kokios sunkumo traumos, kokie elgesiai, darbas trukdo ir visa kita, bet tikrai galima net ir asmenybę pasikeisti. Tikrai taip. Bet tai yra daug motyvacijos, daug darbo, kad tiesiog automatiškai kitos mintys kyla, interpretuojant vieną ar kitą situaciją. Aš visą laiką duodu, kadangi daug dirbu su valgymo sutrikimais, duodu pavyzdį.
mes galim eiti per tai, kad aš yra ledų porcija ir aš suvokiu, kad ten valgyti ledus, ten, nežinau, dažiklių, daug ten konservantų, dar ten kažką nesveika ir aš ir iš to imu ir aš nevalgau. Bet galima pasėti, kad aš matau ledus ir aš nenoriu. Ir tada kuriuo variantu yra lengviau gyventi, kad aš tiesiog nenoriu. Va čia ir yra skirtumas. Giluminė terapija, paviršinė terapija. Aha. Tiesiog žmogus turėtų suprasti savo impulsus kažkokius, ką jis iš tikrųjų Ne nori. tik suprasti, bet ir keičiamos patirtys. Pavyzdžiui, yra technikos kaip prisiminimų perrašymas, kaip šalia trauminio įrašoma geranoriškesnis. Jeigu mane ignoravo tėvai, aš įrašinėjau prisiminimus, kad mane priėmė ir visa kita. O mūsų smegenim yra jau tos patirtys artimesnės, kaip už tikrą vaizduoti yra be proto galinga, dėl to yra daug terapijų ir dabar virtualios realybės akiniais, ten fobijos gydomos ir visa kita, nes smegenys jos priima tai kaip už realybę. Dėl to tai yra efektyvu, dėl to mes ir galim pakeisti. Gali žmogus visiškai pasikeisti, bet tai nereiškia, kad aš nusprendžiau, dabar reaguosiu kitaip. Ne, tas gali trukti iki 3 mėnesių, kol irgi atsibos, nes automatizmų mes taip lengvai neišrausim. Tai yra ilgalaikis darbas. Bet jeigu tai kelia kančią, tikrai vertinga. Taip. Aš savo terapijoje 15 metų ir joje liksiu visą likusį gyvenimą. Dabar ten būna kartai pusmetį, daugiau ten su kolegom iš Europos šalių kitų pabendraujam ten, kai sakau, pasiterapinom vienas kitą karts nuo karto. Bet aš niekada to nepaleisiu, nes tai yra, aš sakyčiau, didžiausia dovana, ką mes galim kiekvienas sau duoti. Niekas pasaulyje nepasikeitė, bet aš tame pačiame pasaulyje gyvenu su labai nedaug kančios. Tai iš esmės tai vis tiek viskas tikriausiai ateina per daugiausiai priėmimą savęs, tą atjautą, tokią meilę savo ir tada ir meilė ir kitiem yra, ne? Taip. Ir tada skausmas atsitraukia. Aš kaip pagalvoju, nuolatinis nerimas, stresas ir jeigu man skauda, jau nerimastingos mintys, kiek truks, o gal jau čia kažką reiškia, o gal jau čia kažkokia jau liga, arba man niekada nepagerės, niekas nesikeičia, tas beviltiškumas, nusivylimas, viskas tame. Ir tik tais skausmas didės tokiom sąlygom. Jeigu man skauda, aš galiu išbūti, einu gyventi, pažiūrėsiu, praignoruosiu, kiek įmanoma. Einu pratimus padarysiu, gal dar šitą pratęsiu, šitas padėjo, tai reiškia, reikia prie šito ir grįžti. Ir skausmas mažės. Taip. Gerai. Tai manau, kad šitą gražią gaidą ir pabaigsim. Ačiū, kad sutikai, kad sudalyvavai. Ačiū, buvo labai įdomu. Ja, labai įdomios, visą laiką daug įdomių minčių čia, daug įdomių niuansų, tai žmonės tikrai turėtų apie tai daugiau žinot, kaip viskas vyksta iš tikrųjų, kaip yra viskas platu, nepaprasta ir kiek jų sąmoningumo iš tikrųjų reikia tam, kad įsitrauktų. Mes tokie daugiau kaip įrankiai padedam ir tada jau toliau vyksta procesas jiem patiem. Tai ačiū visiems tada klaususiem ir kam reikės kontaktų, galėsim pasidalinti ir kam pasikonsultuoti ar kažkokios informacijos. Tai ačiū visiems Visa. ir iki.